Treneriai iš pažiūros lyg ir kontroliavo situaciją visų rungtynių metų, bet rezultatas nėra toks lengvas, kaip galbūt galėjo pasirodyti. Ne, žinojom, kad čia labai sunku žaisti ir jau daug komandų čia pralaimėjo, taip kad ir jie tikrai dabar demonstruoja gerą formą ir pralaimėjo prieš Tartaro, kai išvyko tik tai po pratęsimo ir laimėjo namuose prieš tą pačią Raplą, prieš sakantį mūsų varžovą, taip kad komanda, kuri tikrai yra labai pavojinga, tikrai individualiai turi stiprius žaidėjus ir žaidžia labai atvirą krepšinį, kurį kartais susidurdom su problemom. Ūgio persvara šiandien buvo toks faktorius, bent jau žvelgiant iš šalies, tačiau kova dėl atšokusių kamuolių nebuvo taip paprastai laimėta. Ne, taip pirmoji pusė, manau galėjom tą persvarą turėti iškart didesnę ir ką ir turėjom padaryti, tačiau ta kova dėl kamuolių atkovotų ir pakišo mum koją. Jie paėmė 11 kamuolių puolime, tai yra neleistinas skaičius ir antroji pusė tą susitvarkėm ir galima sakyti, antroji pusė kontroliavom varžybas visą laiką. Tie laisvi tritaškiai turbūt irgi nepadėjo, kurie šiandien neįkrito, ypač Sauliui, Dariui ir panašiai. Žinoma, taip, susikūrėm geras situacijas puolime ir tik tai reikia pataikyti. Tikiuosi, kitose varžybose pataikysim. Ar pavyko pataupyti jėgų prieš rytdienos rungtynes, nes buvo toks, kaip ir planas iš tos pusės, šiek tiek padidinti rotaciją? Rotaciją darėm gan didelę, norėjom ir jaunių įtraukti į rotaciją ir įtraukėm, tačiau pirmiausiai buvo pergalė, norėjom laimėti. Taip kad tikiuosi rytoj jaunius tikrai turės žymiai daugiau galimybių pasireikšti, nes šiandien tikrai truputį ėjo negerai.